А Герди, что в музоне? Ne. Sveiki visi, čianais yra šprotai ir turbūt jau supratot, apie ką mes šiandien norim pašnekėti. Ja, šiandien mes šnekėsim apie tos stebuklingus, tos amazing žmonės, kurie autobusuose, bet aplamai ne tik autobusuose, visose viešosiuose vietose leidžia savo šūdmuzonį. Ja, aš juos vadinu public DJs. Jo, šūdmuzonis. Tos žmonės, aš esu įsitikinęs, kad visi yra pastebėję. Jų yra visur ir ypač autobusuose. Aš nesuprantu, ką tie žmonės galvoja. Įlipa į autiką ir paleidžia garsiai savo muzoną, savo šūdiną muzoną per savo šūdiną ragelį. Pažiūrėkit šitą šūdą, pažiūrėkit šitą šūdą. Ką turite pakomentuoti apie tokius? Pizdės tiesiog. Pizdės tiesiog. Galva neštis. Please kill me. Ir svarbiausia, ne tik autikose, ne tik kažkur, nežinau, viešose vietose, bet ble, aš matęs tokių idiotų, kurie ateina į barą. Į barą. Bare jau groja muzonas. Tie šūdžiai ateina į barą, susėda ten jų gal 20 prie vieno stalo ir per kolonkę garsiai leidžia savo šūdiną muzoną. Žmonės, rimtai, čia yra degradavimo požymis. Degradavimo požymis. Nes iš tikrųjų aš nemačiau nei vieno protingo, ar niekada nemačiau, kad išmanus žmogus ten iš darbo važiuodamas pajungtų, blėt, savo muziką autobuse. Jis arba sėdi su ausinėm, arba turi savo mašiną ir vašiai nelipa į autiką. O jo labiau muzoną bare. Būtent, kad visi niekas iš žmonių nežiūrės ir negalvos, oi, ble, šitie žmonės yra drąsūs, ar jie, nežinau, ką jūs galvot, kad apie jūs masto. Visi tiesiog sėdi ir žiūri kaip į debilus, kaip į paskutinius degradus. Jeigu tu, žmogus, kuris žiūri šitą video, esi public didžėjus, nes žino, kad niekas negalvoja, kad tu esi kietas ar drąsus. Visi tave žiūri tiesiog kaip į paskutinį debilą. Jeigu jūs lipote autiką ir paleidžiat muzoną dėl to, kad jūs visi savo kompaniją norit pasiklausyti kartu muzikos, čia ta prasme lyg jūs vieni. Tai, nueikite į klubą, o jeigu jūs esat nepilnamečiai ar tokio amžiaus, kurių dar neleidžia klubą, lipkit nafik iš autiko, eikit kur norite mišką, kur nėra žmonių, kuri nelabai skaitosi viešoji vieta, paleiskit savo muzoną ir sėdėkit, klausykitės ir ne prie nieko, nelyskit. Ble, kuo mes toliau šnekam, tuo aš labiau jaučiu, kad mums lik ir nereikia net nieko sakyti. Nu, ble, muzonas autike, čia ir tai viskas aišku. Come on, what the fuck? Mes dar apie tai net vlogą turim filmuoti. What the fuck? Kas atsitiko su žmonija? Pizdėt. I'm out. Aliens, please take me. Fuck this shit. Fuck! Būtent tokie žmonės jaučiasi autikose drąsiai ir kažkodėl jaučiasi kieti ir ten garsiai šnekėti. Dėl savo muzono pradeda atitinkamai garsiai šnekėti ir šnekėti dar apie tokius dalykus kaip o aš vakar buvau nuėjęs, pys vienam bonkį daviau, pys kitam bonkį daviau, po to išgeriau 0,5 vodkos ant vieno, visi jo draugai sėdė, eik, tu sako, koks tu kietas, po to atėjau trečias prieina, pam, aš jam bankį, vienas, karoči, 5 sutvarkiau, ką tu, ble, 5 sutvarkiai, tu galėjai 5 butelius pieno sutvarkyti peplikai, ble, nieko daugiau tu negali dar savo gyvenime sutvarkyti. Come on, sutvarkė jis, ble, 5. Ir man apgailėtina žiūrėti žmonės, kurie sėdi, žiūri tai ir tyli. Ir ta prasme, po to, jeigu jiem vieną kartą niekas nepasako, jie pradeda tai daryti, tai tampa jų įpročių ir ta prasme tokie ir užaugo. Ne, nors atvirai, jeigu aš vienas sėdžiu autikė ir šalia manęs sėdi 4 marozai, nu ble, aš nežinau, ar aš vienas jau labai eisiu jiem kažką sakyti, aš nenoriu gauti galvą. Bet jeigu autikas yra pilnas normalių žmonių ir sėdi kažkokie 2 idiotai ir leidžia per savo ragelį, ble, tai kodėl neprieis ir kodėl? Kodėl žmonės negali jaustis vieningai? Ta prasme, toks jausmas, kad mes gyvenom šaly, kur kiekvienas galvoja, aš pats už save. Tas bachuriukas prieina tiem 2 sakyt ir jeigu žmogus sėdė autikė, pamato, kad kažkoks vaikinas prieina ir paprašo, išjunkit muziką. Kodėl, jeigu tie vaikinai pradeda ant jo atgal kažkas stumt, sakyt, kas tu toks, ką tu ir ne, kodėl tam vaikinų nepadėjus, nepasakius, kad tu girdi, jūs čia dviesi sėdit, o čia visas autikas. Ir jeigu mes norėsim, jūs dviesi skrisit nafik iš šito autiko, tie bachūrai tikrai išjungtų muzoną ir suprastų. Bet ne, kažkodėl mes nesijaučiam vieningi, tai yra blogai, nes
prieina tas vaikinukas, netgi jis gali nesakyti, aš jums tuoj daužysiu veidus, jis gali ramiai pasakyti, galit gal išjungti muzoną, čia ta prasme viešoji vieta, ir tu sėdi, maladėts vaikinas pasakė, bet jeigu jam dabar atsistos ir duosi galvą, aš tiesiog nusisuksiu, tipo, aš negirdžiu, ištrauksiu kokią knygą ir pradėsiu skaityti, tipo, aš čia neprieko. 1910 metais buvo išrastas toks aparatas kaip ausinės. Žinau, ausinės. Jomis ir naudokitės. Tie žmonės absoliučiai neturi savigarbos. Jeigu tu taip elgiesi, prašau, nustok. Kuo greičiau, tuo geriau. Kuo greičiau nustosi, tuo greičiau tapsi normaliu žmogumi. Ir dar svarbiausia, kai būna aplinkui sėdi kokios nors, netgi netokio amžiaus kaip mes žmonės, o kokios nors močiutės ar dar mamos su vaikais ir jie savo grupėje apsimeta kietį, ten, klauso savo muzoną. Toks kaman žmonės, what the fuck, ką jūs norite to parodyti? Gal kažkas dabar sakys, pažiūrėjęs ir rimtai koks public DJ pajungs šitą mūsų vlogą ir sakys, maždaug, kaman, jeigu aš noriu, aš klausysiuos jolo, kodėl aš savo gyvenime kažką turiu neleisti. Kaman, žmonės, life is life, toks yra gyvenimas rimtai. Jo, čia toks dalykas, kuriuos neturėtume savo leisti, jeigu jūs kažkiek savigarbos vis tiek turit. Jo, aš irgi suprantu, aš toks žmogus, kuris, kodėl aš kažko turiu savo gyvenime leisti, blemba, aš ne vien apie save galvoju. Jeigu to nereikia daryti viešo vietoje, aš to nedarau. Na, galbūt tai tik mūsų nuomonė. Bet esu įsitikinęs, kad ne. Gerai, davai.